Sveiki visi, su jumis kanalas LV12LT ir šiame video išpakuosim naują siuntinuką. Čia turėtų būti akumuliatorinis mini atsuktuvas. Prieš išpakuojant dar noriu pasakyti, kad jį pirkau iš Banggood internetinės parduotuvės. Šį kartą pirkau iš Banggood, o ne iš AliExpress, todėl kad Banggood buvo kaina šiek tiek mažesnė nei AliExpress'e. Nuorodą iš kur pirkau paliksiu po video aprašyme. Taip pat įdėsiu ir į AliExpress parduotuvės nuorodą į šį atsuktuvą. Dar paminėsiu, kad pirkdamas iš Banggood internetinės parduotuvės, šis siuntinys keliavo iš Olandijos ir Olandijos paštu. Taigi papildomų kažkokių mokesčių nebuvo. Dabar išpakuokim ir pasižiūrėkim iš arčiau. Šio atsuktuvo gamintojas yra Minive kompanija. Taip pat ši kompanija jau yra pagaminusi daugam žinomą išmanųjį TS100 lituoklį. Matom logotipas toks pat. Čia dar matom surašytą, kas sudaro šios dėžutės komplektaciją. Dabar išpakuokim toliau. Matom išpakavus, kas sudaro komplektaciją. Komplektacija sudaro 16 skirtingų galvučių. Tokia servetėlė, instrukcija ir pats atsuktuvas. Atsuktuvas toks gana masyvus, visas korpusas iš kažkokio tai metalo lydinio. Instrukcijoje parašyta, kaip atsinaujinti programinę įrangą, firmware vadinama. Taip pat matom parašyta, kaip naudotis šiuo atsuktuvu. Taip atrodo pats atsuktuvas iš arčiau. Čia matom užrašytas jo modelis ES121. Turi OLED ekraną ir vienintelį valdymo mygtuką. Kraunasi šis atsuktuvas per micro USB. Į jį dedasi šešiakampės formos galvutės. Galvučių, kurios dedasi į šį atsuktuvą, skersmuo yra 4 mm, šešiakampės formos. Pats atsuktuvas yra 13 cm ilgumo. Prieš šį atsuktuvą įjungiant paminėsiu dar jo pagrindinius parametrus. Vienas iš tokių pagrindinių techninių parametrų, kad šis atsuktuvas viduje turi STM32 mikrokontrolerį. Šis atsuktuvas viduje turi 300 mAh ličio jonų akumuliatorių. Jis dedasi štai čia viršutinėje dalyje. Ekrano skiriamoji geba yra 16 ant 96 taškų. Ekranas yra OLED technologijos. Kraunasi jis kažkur 45 minutės. Jo veikimo laikas apie pusę valandos. Dar vienas iš tokių techninių parametrų, kad jis turi giroskopą, ar kitaip sakant G-sensorių. Dabar mes jį įjunkim ir pasižiūrėkim, kaip jo veikimas atrodo iš arčiau. Šis atsuktuvas įsijungia su šiuo valdymo mygtuku. Įjungus štai ką pamatom ant ekrano. Akumuliatoriaus įkrovos lygis ir sukimosi galios režimas. Šiuo atveju pirmas sukimosi galingumo režimas įjungtas. Keisti nustatymus galima 3 kartus nuspaudus šį mygtuką. Nustatymuose keičiasi tik sukimo galios stiprumas. Čia tie sukimosi galingumai panašiai veikia kaip akumuliatorinėse suktuvose. Šis atsuktuvas turi 5 sukimosi galingumo nustatymus. Turi magnetuką, kad atsukimo galvutė laikytųsi, kad neiškristų. Tai yra išties gerai. Šiuo atsuktuvu galima naudotis kaip ir rankiniu režimu, taip ir elektroniniu režimu. Dabar pamėginkime įjungti ir pasižiūrėti, kaip vyksta tas sukimas. Nuspaudžiam mygtuką ir tada sukam. Matom, šiek tiek paverčiau ir jau pradėjo suktis. Jeigu stipriau paversiu, stipriau ir sukasi. Viduje, kaip minėjau, yra giroskopas. Kuo daugiau aš tą atsuktuvą paverčiu, tuo stipriau jisai suka. Ar tai į vieną pusę, ar tai į kitą pusę. Šis išmanus atsuktuvas supranta pats, kada mes norim atsukti ar prisukti. Kai mes prisukam, ant ekrano yra nupieštas prisukimo toks ženkliukas. Kai atsukam, čia matom toks kaip medvaržtis ir toks ženkliukas, kad mes dabar naudojam atsukimo režimą. Prisukimo režimas, atsukimo režimas. Šio atsuktuvo
Su pirštais taip lengvai nesustabdysi. Galingumo pas jį tikrai daug. Dabar pamėginkim kažką praktiškai atsukti. Toks atsuktuvas patogu atsukti smulkius varžtelius, kaip pavyzdžiui tokių kamerų, telefonų varžtelius. Pamėginkim dabar atsukti telefono varžtelius. Dabar mes jį atgal prisukim. Matom, kaip be vargo susitvarko su tokiais smulkiais varžteliais. Pamėginkim šios kameros varžtelius dar atsukti. Taigi šis atsuktuvas būtent ir pritaikytas labai smulkiems varžteliams atsukinėti. Taigi atsukinėjant ar tai nešiojamus kompiuterius, ar tai telefonus, ar tai kitokius elektronikos smulkius įrenginius, toks atsuktuvas tikrai pagelbėja. Žymiai greičiau atsisukinėja tada tie varžteliai. Na, išties greit atsisukinėja. Štai atsuku, štai prisuku. Pajungus šį atsuktuvą krautis, įkrovimo metu įmama 0,6 ampero srovės. Krovimo metu čia ant ekranėlio jokia indikacija nedega. Krovimo metu šį atsuktuvą taip pat galima naudoti. Taigi išties neblogas atsuktuvas, atsukant smulkius varžtelius. Tačiau turi ir trūkumų. Vienas iš tokių būtų jo kaina. Dar vieną iš trūkumų paminėčiau, kad šis mygtukas yra ganėtinai aukštai. Patogiau būtų, jeigu tas mygtukas būtų šiek tiek žemiau. Na, bet šiam atsuktuvui pagal funkcionalumą nėra lygių. Šį atsuktuvą nusipirkau panaudojęs EPN cashback sukauptus pinigus. Tai man šis atsuktuvas gavosi praktiškai nemokamai. Nuorodą į cashback sistemą, kurią naudoju aš, paliksiu po video aprašyme. Tai padeda kažkiek sutaupyti. Kam patiko šis video, spauskit like, prenumeruokit mano YouTube kanalą apie elektroniką, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės ir iki kito video. Iki! Siuntiniai. Pirkimo internetu ypatumai. Pasidaryk pats pamokėlės. Elektronika, IT naujienos, naujienos iš gatvės, parodos ir renginiai, naujų žaidimų testavimas, transliacijos gyvai ir dar daug įvairaus turinio YouTube kanale News 24/7 LT. Prenumeruokite.